Tai sveiki visi. Šiandieninis video nebus susijęs nei su konsolėm, nei su žaidimais. Tiesiog toks, kaip pasakyti, teko susidurti su, nežinau, sąžiningų, nesąžiningų pardavėjų. Teko kariauti, kad atgauti tai, kas man priklauso. Tai šitą daiktą droniuką buvau pirkęs gegužės 5 dieną, 7 ar 8 atsiuntė man jį ir aš jį pirkau rinkinį, ne tik droną ir bateriją, bet su tokiu tašytę, su 3 papildomom baterijom, kaip matom, vienos nėra. Pultas, žodžiu, kombo rinkinys vadinasi. Ir gavus, išpakavus, pajungus šitai krautis, buvo pastebėta, kad viena baterija nepriima krovimo. Tada, aišku, aš nufilmavau, susisiekiau per Messengerį su pardavėju. Sakau, ką čia? Ar aš kažko nemoku, bet tai, bateriją krauti įdedi ir pajungi laidą ir krauni. Na, sako, pabandyk įdėti droną. Į droną įdėjus irgi tas pats variantas. Na ir gerai, sako, siūsk man tą bateriją. Aš dar atsiklausiau, ar į parduotuvę tiesiai siūs, ar į paštomatą. Ne, sako, gerai, siūsk į paštomatą, tipo, ir viskas tvarkoja. Na, okei. Aš tuoj pat supakavau, įsiunčiau tą bateriją. Laukiu, žiūriu sekimo numerį. 1 diena, nieks neatsijama. 2 diena, nieks neatsijama. 3 diena, nieks neatsijama. Aš jam rašau, tai kame šaknis, kodėl tu neatsijami. Jis tada jau rašo, tai tipo į parduotuvę reikėjo siūsti. Tai aš tai sakau, tavęsgi klausiau lietuviškai, ar siūsti parduotuvę tiesiai, ar į paštomatą. Kai į paštomatą, tai aš atsiunčiau paštomatą. Okei. Praėjo dar 1 dieną ir jis tada pasiėmė tą bateriją. Jo, parašė, kad taip, su baterija yra problemas, nesikraudam, išsiūsim tiekėjam, gamintojam, kam tai žodžiu. Okei. Pas jų tinklapį yra parašyta, kad garantinis remontas maks 40 dienų. Okei, galvoju, tiek to pakentėsiu, bet, praktika visi žinom, kad tai yra maksimalus 40 dienų. Ir anksčiau viskas sutvarko, tuo labiau, kad čia naujas daiktas iškart neveikia. Sėdžiu, laukiu. Mėnuo praėjo dar tas kelios dienos tylu, ramu. Tada aš jam ten Facebook'e po vieno video, kaip jis ten gyrė, kaip viskas gražu, kaip viskas faina, pakomentavau. Kad, nėra tai faina, nes kai susiduri su problemom, jis niekom nepadeda pardavėjas. Nei man informavo, kad ten vėluos ar kažkas, ar ten dar kažkas. Galiausiai komentaruose sako, tai tu džiaugis, kad ne dronas brokuotas, o tik baterija. Tai laba diena, naujas daiktas. Tu jį parduodi, tai tu už jį atsakomybę neši. Bet nesmė, okei. Tipo, sakau, tai kada bus? Tu, sako, sėdėk tyliai ir lauk, kai bus, tada aš tau pranešiu. Tada man jau biški piktis paėmė, tai Liepos mėnesį jau čia buvo. Palei visas taisyklės, kreipiausi oficialiu laišku pardavėjų elektroniniu, kad jeigu tu man nepasakysi, kur mano baterija, koks jos būklė, koks statusas, tai aš tada kreipsiuosi į vartotojų teisės. Okei, jis ten kažką dar atrašė, kad tipo grąžink visą droną, nes tipo man tokių klientų nereikia, esu čia keli bangas ir panašiai, tipo, nes blogų atsiliepimų palikau, tai bet aš palikau atsiliepimus tokius, koks yra realybė. Jis sako, grąžink visą droną, tipo, aš įvertinsiu jo būklę ir tau grąžinsiu pinigus. Labą dieną, aš jau mėnesį su viršum naudojus droną, jam išsiųsiu, jis prisikabins prie kažko ir dar prigalvos ir būsiu be dronų ir be nieko. O kitas dalykas, kaip pasakyti, aš neprivalau grąžinti droną, jis man tinka, viskas su juo tvarkoja, jis veikia puikiai, man reikia tik baterijos. Okei, mes ten rašinėjomės tais laiškais, galiausiai praėjo tas terminas, niekas nieko, tada aš jau į vartotojų teisės kreipiausi. Ir prasidėjo ten, aišku, vartotojų teisės kreipės į pardavėją, tada jau pardavėjas sutiko spręsti draugišku būdu.
kaip tas draugiškas būdas vyksta, kad tipo, atsiūs man naują bateriją į pakeitimo vietą. Vartotojo teisės man rašo laišką, ar tu sutinki su tokiu dalyku? Taip, sakau, sutinku, viskas tvarkoja, man tegu atsiunčia originalią naują bateriją, kaip priklauso, kad jinai veiktų, krautus. Na ir okei. Tas buvo jau rugpjūčio mėnesį, man atrodo. Tai pralaukiau dar 2 mėnesius. Ir spalio čia gale jau, kiek galim laukti, turėjau išsiųsti. Nes ir iš vartotojų teisų jokios informacijos nieko. Okei. Skambinu aš į tam žmogui atsakingam, kuris mano bylą, tvarka. Sakau, kaip čia reikalas, kad čia jau tiek laiko praėjo, čia aš atrašiau, kad tinka man tas taikos sprendimas, kad aš siūs bateriją. Nieks niekur. Okei, sako, mes susieksim su pardavėju ir žiūrėsim. Ką? Tai susisiekė matyti su pardavėju ir šiandien netyčia ryte gaunu žinutę, kad Venipak mano siunta yra, nežinau, čia matys nuplėšta MB bepilotis orlaivis, tai atsiuntė bateriją, tai noriu išpakuoti, pajungti ar kraunasi, kad būtų įrodymai, kad viskas tvarkoja, arba niekas netvarkoja, nežinau, ką iš čia įdėjo, ar gerą, ar dar ką nors, tai žodžiu, paskui, kad nebūtų problemų, bus video, bus įrodymas, kad ar veikia, ar neveikia ta baterija. Tai ką aš dar noriu pažymėti, kad jokios komunikacijos iš pardavėjo pusės 0. Irgi prieš rinkdamas droną sprendžiau, tam turėjau ir tie didėjai tų dronų, ir netgi 20 eurų pigiau, sakykim, kainą, galvoju, mažesnė firmelė, reikia palaikyti, paremti, gavos kaip gavos. Aš nesakau, kad jūs nepirkit iš ten ar dar kažką, aš tik savo, kaip pasakyti, parodau, kaip man buvo. Aš iš ten nieko nebepirksiu daugiau, ačiū, nebereikia, geriau perku iš tų didesnių, tinklinių ar dar kažkur, bet ten kiek teko susidurti su garantinės, ten yra apibriežti terminai, ten su tavim kontaktuoja, nežinau, dar nebuvo problemų, tai pirmą kartą per gyvenimą problema dėl garantinio. Tuo labiau, kad atėjo nauja baterija neveikia. Tai sakau, jums spręsti, aš iš ten nieko nebepirksiu, nebereikia man, geriau brangiau sumokėsiu, bet pirksiu iš kitur. Dabar pakuokim, žiūrėkim, kas čia, ar viskas tvarkoja, nes ir laišką gavau iš vartotojų teisų, kad sako, tu pasižiūrėk ir patvirtink, ar viskas gerai, ar jau bylą uždarom, neuždarom, tai pasižiūrėkim, kalenda. Baterija. Taip, tuščias maišelis. Atrodo viskas originaliai. Čia kaip ir niekas nepažeista, gerai, viskas gražu, čia nedirdikim, plomba nepažeista, visi serijiniai numeriai, viskas kaip ir originalas, pjaunam, ir dėžutė, kaip gražiai baterija. Maišelį kaip ir viskas. Ir štai jo originaliai Diotai baterija. Ką, belieka išbandyti. Štai nauja. Traukiam tas dvi, kad sumaišyti. Dedam į vidurinį slotą ir kur mano laidas. Taip, laidas. Čia. Kur aš pakrovimo laidą pasidėjau? Gražu. Žinau, kad buvau pasidėjęs. Jo. Jungiam į powerbanką.
ir jungiam krauti. Nu, prasidėjo krovimas, bet, jos kaip nekrauna, bet prie jo pradėjo krauti, bet ir senai būdavo, kad pradėdavo krauti ir paskui išmesdavo klaidą. Tai kol kas atrodo viskas normaliai, kraunas. Tai vat, dabar yra jau lapkričio mėnuo, tai nuo gegužės, sakykime, 10, kai aš kreipiausi dėl garantinio, nei daug, nei mažai, pusę metų praėjo. Ir dar reikėjo eiti grįžčiaus kelius per vartotojų teisės. Aišku, daugelis gali sakyti, kad čia ta baterija 60 eurų. Taip, man problemų nusipirkti kitą vietą baterijos nebuvo, bet čia, principo reikalas. Tai aš perku daiktą su 3 baterijom, nes man jos yra reikalingos, man reikia naudotis čia ir dabar. Kaip pasakyti, aš pirkau su 3 baterijom, nes man reikia jų. Jeigu man jų nereikia, turbūt jau pirkė su 1 baterija, su 2, bet man reikėjo 3, nes man, jeigu įskris su dronu, ką aš ten darydavau, man reikia visų 3 baterijų, kad užtektų laiko. Dabar aš, aišku, prasinaudojau su 2 baterijom, bet jau turėdavau tą laiką derintis, viską žiūrėti kaip, nepatogu. Buvo viskas apskaičiuota ant 3 baterijų. Bet pusę metų tiesiog, nežinau, daugelis, aišku, žmonių mes esam tokie lietuviai, kad jeigu su mane didelį nulenkiam galvą, tiek to ir paliekam pardavimą, bet aš manau, kad reikia už save pakovoti, nes, tu moki pinigus, tu, kaip pasakyti, nelabdarų siejami, tu perki daiktą. Tai, manau, kad reikia dėl savęs pakovoti ir tiek. Skau, aš neperšu nuomonės, čia yra firma Orlaivis LT visur, ir internetinis puslapis, ir Facebook'e, šiaip yra firma MB bepilotis Orlaivis. Aš neperšu, kad jūs nepirkit, dar kažką darykit, bet tačiau tokia situacija, ten mačiau ir dar vienas buvo atsiliepimas, kad nesprendžia kažkokių reikalų, irgi matyt problemų žmogus susidūrė. Tai žiūrėkit, sakau, mano tokia situacija, padariau video, kad įsitikin, dabar jau viskas tvarkoja, baterija kraunas, klaidų jokių nemeta. Tai va, tiek dabar va tokių reikalų. Ką, su sekančiu video grįšim atgal prie konsolių, ar kokių remontų, ar unboxingų. Grįšim, sakykime, į savo tą hobį. Tai ką aš galiu pasakyti? Ačiū, kad pažiūrėjot ir tikriausiai iki kada nors. Iki.